štai, tai grįžo Šeinis pas mus. Mėly širmintiškai sveikinu jūs, sveikinu su svečius. Aš pirmiausia norėčiau, kad šioje alėjoje būtų vedamos diskusijos ir su pačiu Šeinimi, su jo asmenybė, ir vieni tarp kitų kalbėtųsi, kaip lietuviai, kaip miestiečiai, kaip šio krašto gyventojai, mylintis, pažįstantis ir stengiantis suvokti ir pamatyti grožį. Ir savyje, kitame, ir kultūroje, ir mūsų gyvenime. Pastebėti daugiau grožio ir gėrio. O keletą žodžių norėčiau tiesiog privalau painformuoti kai ką, nes dabar daugiausia ir yra žmonių, kurie kaip smalsuoliai, tuo pačiu ir daug suinteresuotų žmonių, kurie prisidėjo prie viso tos proceso kūrybos. Kaip skulptorius, kaip aš galiu kalbėti, jau jis nebe mano nuosavybė. Procesas yra užbaigtas. Ir aš esu kaip stebėtojas, kaip komentatorius, komentuotojas, tiksliau, netgi kritikas. Jis jau yra nebe mano. Ir kaip galiu kalbėti tuo antru asmeniu, kaip menininkas. Na ką, iš vienos Danutės, Miliukienės, mielos Danutės, išėjus iniciatyva ir jos pasvajojimai tapo svajonėmis ne vien jos, bet daugelio žmonių. Man pažįstamų ir ne visiškai pažįstamų, bet aš mačiau, kad vis tik yra ne vieniša Danutė. Yra pakankamai žmonių, kurie suvokia šio kraštiečio, nuostabaus rašytojo, diplomato, kuris kūrė ir kovojo už Lietuvos teises tarptautinėje arenoje, gyvendama Švedijoje. Ir ką man reiškia apsispręst, koks turi būti vis tik Šeinis. Jo nėra, jo 55 metai jo nėra, bet jo vietoje turi ateiti kita idėja. Idėja ir jo kaip tęsinys, ir mano kaip menininko. Ir ką, buvo netgi keli variantai, kurie buvo diskutuojami ir atrinktas šis. Iš pradžių labai buvo patrauklus pasiūlymas ir man asmeniškai lengvai suvokiama situacija tokia, einantis Šeinis. Kadangi einantis, aš ir buvau gavęs tokią užduotį, jos pirmoji idėja grupės iniciatyvinės, kad būtent einantis Šeinis. Bet aš apie tai mąsčiau ir nusprendžiau, kad vis tik einantis žmogus, jis išspinduliuoja energiją, išspinduliuoja ir praranda. Jis praranda kaip akumuliatorius, jis dingsta iš jo, nes veikloje lieka veikla, jis belieka eksponuojantį savo judesius, gražią eiseną ar garderobą. Tai yra neteisinga šiuo atžvilgiu, kadangi skulptūra turi likti ir stovėti, o einantis iš jo gali laukti išėjimo ir nebegrįžimo, nes ką jis gali imituoti. Teko mąstyti apie tai, kokie simboliai turi būti stovinčioje skulptūroje. Tie labai esminiai dalykai. Ir kadangi, jeigu aš pasirinkau idėją, kad jis stovi, apie stovintį žmogų vaikšto kiti, vaikšto ir kaip fiziniai kūnai, kaip idėjos, apie jį vaikštoma. O jis yra mąsto, žmogus mąstantis. Einantis žmogus užsiima kituo dalyku, jis tiesiog dirba jo kūnas. Čia veikia jausmai ir protas. Ir pasirinkau dėl ko paukštelius. Paukšteliai tai man simbolizuoja gamtą, tai ką mes gimę radome, mes ne pirmi, mes ir ne paskutiniai. Ir paukšteliai simbolizuoja būtent lyriškąją Šeiniaus kūrybinę pusę. O naivelis yra ne iš gamtos, o iš žmogaus, iš mūsų veiklos, iš mūsų valios. Ir tas polariškumas tarp gėrio ir blogio, jeigu jos tiktų meno kūrinyje, tai būtų neteisinga, aš taip esu įsitikinęs. Taip, kad aš balansavau tarp gėrio ir blogio, tarp jo kūrinčios lyrikos ir drastiškų žmogaus veiklos padarinių. Ir visa tai
įgauna kitą plotmę. Aš paukštelius matau tuo pačiu ir kaip Švedijos atitikmenį ir Lietuvos atitikmenį, diskusija su juo, kuris paukštelis yra mieliau gieda, ar gimtinės, ar kitos tėvynės. Nors ta kita tėvynė priėmė jį mielai, ji buvo svetinga ir davė, be galo jam daug suteikė galimybių stebėti pasaulį iš Švedijos, iš kultūrinės turtingos Švedijos. O narvelis yra ta pusė, kuris sveria. Ir tai yra negatyvioji pusė, bet ji yra egzistuoja. Mes kiekviename žmoguje mes turim abi pusės. Ir aš matau, kad paukšteliai yra, mes esame. Šeinius tai atstovauja Lietuvą. Ir ateiname, grįžtame į šias dienas, į mūsų aktualijas, ne laikraštinės aktualijas, bet mūsų tas skausmingasis vietas, tautos vietas, mažėjančios tautos vietas. Lietuva tapo laisva ir ką ji padarė? Ji atidarė narvelį. Liko tik fragmentai iš narvelio ir Lietuva paplūdo į visas pusės pasaulio. Smagu, kai žmogus gali išvažiuoti, aplankyti, bet mes pastebim, kokie procesai vyksta toliau. Ir tai sukelia grėsmę. Esmė kame? Narvelis yra iš tikrųjų jo tokia misija. Jis prisimena ir primena mums, mes prisimenam istoriją. Ir primena ateinančius laikus. Ir visa tai be galo svarbu ir skausminga, bet tai yra tiesa. Nuo jos niekur nepasislėpsi. Taip, kad aš paprasčiausia linkėčiau, kad miestiečiai neturėtų tarp Šeinio skulptūros ir savęs stiklo barjero. Aš įsivaizduoju, aš jį kūriau, kad jis būtų tarsi be odos. Jis būtų atviras ir visi dialogai, visos diskusijos turi tarp žmonių būti ir išreikšti nuomonę, kaip apie skulptūrą, taip ir apie vienas kitą mes turim teisę. Taip, kad tegu ši alėja lieka gyva alėja, kad joje vyktų gyvenimas. Ir aš dabar stebėdamas jo padėtį alėjoje, aš matau, kad skulptūra suteikia galimybę pajust pulsą. Pulsas iš kur ateina? Iš širdies. Alėja įgyja savo vietą. Bažnyčia lieka savo vietoje, bet jis pasaulietiškoje erdvėje, jis kaip ląstelė įsiveržia į alėjos ertmę ir lieka čia. Aš norėčiau, kad jis liktų ilgam. Ir mes, miestiečiai, draugautumėm su juo, ne su skulptūra, bet su Šeiniaus palikimu ir su savo gentainiais, su savo draugais, vaikais, tėvais ir su visa Lietuva. Ačiū už dėmesį.